Veidrodėlį, veidrodėlį, pasakyk. Ko reikia? Bendriau nieko tu nesakyk. Netaktiškas esi. Brol, kaip aš pavydžiu tom moterim, kurios turi normalią kosmetiką, tai ir dieninį, ir naktinį makijažą gali pasidaryti. Aš vargstu su šitą savo vieną kosmetičkę ir niekas man neišeina. Turėčiau nors draugę visažistę. Eik atidaly. Oi. Palaukit, nesakykit, aš žinau, tai spėsiu, kad jis neprisistatykit, tai spėsiu. Igoris Kofas dainininkas. O Jėzus, Igori, atsiprašau, aš čia taip jau prie to savo kosmetičkos mane užklupote, tai labai kažkaip labai atleis. Nu, kaimas, atsiprašau. Nu, Diriovne, jūsgi televizorių dažniau žiūrėkit. Žurnalą skaitykit, čia Gistanas. Atsipalaiduokit, aš ką tik iš gėjų festivalio Pakruojai. Kas čia per berniukštis pas mūsų studijoj? Man įdomu pasidarė praeikime, paskui pasikalbėti. Nemalonu. Ponios ir ponusai, prie televizorių kiurksotojai, sakykitės štai. Šis jaunas valiukiškas vėjavaikis, sėskitės čia. Šis jaunas, fainas, blondiniškas asmuo yra ne koks nors Stano, ne koks nors Kirkilas ir visai netgi ne Prunskienė. Tai yra pagyvenusi moteriškė. Eglė Mickevičienė. Stabdom biški kameras, pasišukuokit tom tarpu. Čia taip turi būt. Kas? Ne jūsų reikalas. Jūs taip ir liekat su to peruku susisklaidusiu. Gerai. Taip. Gerai, kaip jums labiau patiktų? Pabuvęs tas perukas, aišku, bet tai neužtenka lėšų. Pradėsiu nuo komplimento. Pas jūs labai dailiai pasidabruoti žili plaukai, kaip pas Virginiją Kochanskytę. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Jūs labai dailiai. Kiek jums yra metų? 50 jau stuknula. Tai jūs esat vis dar jaunesnė už Kazimierą Danutę Prunskienę. Šaldytuvė gyvenu. Jūs laikot šaldytuvė lavonus? Netaip nugirdau. Aš galiu jūs liesti kažką. Taip, galima alkūnę. Kad tarp mūsų užsimegstų fainas vyro ir kito berniuko ryšys. Jūs esate Igorio Kofo žmona. Ir, sakykit, taip pat su juo ir dainuojate. Profas su profanu. Ar neerzina jūsų Igorio žemas profesinis išsilavinimas? Suprantat, mes ne vyras ir žmona, mes brolis ir sesuo. Ir vyksta kaip ir toks incestas, jau negali slėpti iš tikrųjų. Kraujomaiša. Jo, incestas ir Sodoma ir Gomora. Labai gėda man dėl to, bet nepaslėpsiu, jau nieko nepadarysiu. Žinau vieną miestą, kuris visas yra kraujomaišinis, tai spėkit kas? Teisingai. Pakruojis. Kaunas. Etniškai švariausias Lietuvos miestas. Norėčiau visiems pasakyti, kad šita nuostabi jauna ponia yra elitinio baro Asbesto Fėjos savininkė. Asbestas čia kažkas su statybom. Su stogais. Nesu savininkė. Jokio baro. Jūs esat pakankamai pagyvenusi moteris. 50. Jo, tai per karą jūs buvot su kuo, su rusais ar vokiečiais? Aš prieš karį gimiau. Prieš karį? Taip. Prieš pirmą pasaulinį ar prieš antrą pasaulinį? Prieš antrą. Taip, su kuo jūs buvot per karą, jeigu jūs prieš gimėt? Žinokit, aš buvau tasgi slaptasis agentas, kur parkelėje su plaščiuku stovi pavasarį. Peninininkas. Jo. Peninininkas. Peninininkai važinėja su dviračiais, nes jos vaikai akmenais apmėtė. Apie barą norėčiau pašnekėti. Buvau vieną kartą atėjęs, bet manęs neįleido jūsų face controlas. Aš neturiu barą. Tai nereikia meluoti. Ir noriu pasakyti, kad jeigu nebūtumėte to baro savininkė, tai jūsų ten irgi neįleistų su tokia apranga, kaip esate apsirengusi jūs. Jeigu sakysit čia, kad ačiū už komplimentą, tai aš pasakysiu, kad prašom už komplimentą. Nes esu labai supykęs. Ne dezinformacija, neįleidžiu. Ta bara puošia mano noga subinė, daugiau nieko. Kaip jis vadinasi? Mano, žinokit, visai kitas darbas. Apsento drugeliai? Jokio baro savininkė. Eglutė, sugrįžkim prie laidos vedėjo, aplink kurį ir sukasi visa laida.
save vadini Freja. Dar yra žinoma kaip Ingrida Borkengageninė. Ir dar save vadini Zulų fėja. Iš kur tas asmenybės susidvejinimas? Tiesiog labai juokinga, kai tau pradeda galvoti kažkas tai pseudonimą tau už nugaros. Taip. Ir paskambina žurnalistas ir užduoda klausimą. Labai diena, sakykite, o kodėl pasirinkote štai tokį pseudonimą? Kokį? Nu, kokį? Sesė Eglė. O aš pirmą kartą girdžiu tokį dalyką ir taigi nekrausi žmogui ant galvos. Čia Rūta Grinevičiūtė pastojant skambinėjęs tokiais durnais klausimais. Aš neįsimenu vardų pavardžių, aš tiesiog galvoju, kam žmogų grūzint kažkokiais bereikalingais pasakymais, kad aš nieko nežinau ir tiesiog praplaukė broliukai, liukai, sesutė, birutė. Supratau jūsų išsamų. Ir aš sakau, žinot, aš pardaviau. Aš sakau, ką jūs pardavėt? Sakau, pseudonimą pardaviau. O tai kam jūs pardavėt? Sakau, yra Lietuvos žmonių perkančių gerus pseudonimus. Kaip firmas, kaip uodus. O tai sako, kiek jūs gavot už tai? Nu, sakau, va, Mersą ruošiuosi pirkti tuoj. Sakau, jūs juokaujat? Taip, sakau, juokauju. O tai jūs ruošitės keisti pseudonimą? Jo, sakau, keisiu. O tai koks bus? Ir žinot, ant greičio tai praplaukė iš vaikystės kažkas tokio gražaus. Aš sakau, MC Gražina Borkengaginė, ne. Arba sakau, mane čia fėja vadina, bet sakau, absentų fėja nelabai norėčiau. Sakau, norėčiau būti Zulų fėja. O tai kodėl Zulų? Sakau, sprantat, maža populiacija, mažai žmonių, labai man jų gaila. Ir aš pati savo pasijuokiu, man tiesiog smagu kartais būna duoti interviu, nes žmonės labai rimtai reaguoja. Esate daugiavaikė pagyvenusi mama ir duodatės kabakos iki ryto. Kaip tas pavyksta? Nesiduodu. Jau nebesiduodat? Niekada nesidaviau. Atsifotkinusi esi nuoga, nogam stovyje, su plaukais. Gulyje nestovyje. Pažastim, gulėjai. Kaip tau tas ištvirkavimas? Kodėl jis tave taip traukia? Kažkaip traukia. O ką darysi? Aš nežinau. Jau kai esi toks žmogus jau? Jie ir tokius vėjus šneka, pasigėdykit biškiu, ką? Man labai gėda. Aš tai, žinokit, labai mėgstu nuogas. Kartais prieš vaikus gėda. Per vaikų šventes. Per vaikų šventes kažkaip. Vaikų būreliuose labai gėda, kai nueini ten iš molio lipdyti kokios podynės. Ir visi sužiūra tik į tave ir sako, nagi mačiau. Kai, ką matėjai? Pasirodo, nieko nematė. Eglė, esi visažystė. Tai čia tas pats atvejis, kai batsiuvys be batų, ar kaip čia? Labai mėgstu maliavotis. Rimtai. Kada dar, grįžtant prie tavo paveikslavimas, kada vėl ketini nuoga fotkintis, nes aš norėčiau, kad pakviestum, pažiūrėsim tada į tada. Labai durnas klausimas. Aš manau, kad aš jau pabuvus tokia jau esu ir kad jau, gana. Kol esi gražus, galima savo kūną kaip ir kažkiek demonstruoti, neperžengiant ribų. Bet manau, kad esu jau pabuvus ir jau užtenka jau to fotomodelio karjeros. Supratau, jūsų atsakymą. Ar jūs esate ta mergaitė, kuri prieš keletą metų lanką užsklandusi majačinusi? Taip, majačinusi. Labai graži mergaitė. Ir tenai, ir dabar čia irgi. Ir ten buvo pabuvus. Aš labai didžiuojuosi savo pažintim su jumis. Kol nepasakiau, kiek man metų, tol nekilo jokių klausimų. Išmetė. Ir tilpu visus rėmus, viskas buvo gerai. Kodėl tu jau daug metų toj pačioj užsklandoj tą patį vaidinį visą laiką? Kiekvienais metais skaičiuosi. Supratau. Girdėjau, kad tu mėgsi dainuoti vokiškai, Trečiojo Reicho dainas. Bet girdėjau, kad tu mėgsi dainuoti ir lietuviškai, taip pat Trečiojo Reicho dainas. Taip. Man labai patinka Marlene Dietrich. Marlena Dietrich, kuri buvo vyriškis. Jo. Dabar užduosiu 2 klausimus, susikaupkit. Pirmas klausimas, kas yra Lietuvos prezidentas?